jie lemia? Ką ženklai tie lemia? Karžygiui apyaušrio metu. Kryžkelėje grūmėsi įnirtę viesulai iš 4 šalių. 4 stulpai žolėm parvirtę neberodo karžygiui kelių. Saulė neteka, bet rausvas gaisas atliepia širdį giliu skausmu. Tai kažkur toli dainuoja gaisras virš gimtųjų karžygio namų. Grįžt atgal, numirti ar žengti toli, kol žaizda grumtynėse užgis. Stūkso kardas, įbestas į molį. Vaikšto varnas, stovi karžygys. Mes šiandien taip pat stovime sankryžoje, kryžkelėje, kurioje turime 2 pasirinkimus, kaip tas karys, tik galbūt paprastesnius. Ar išsaugoti savo istoriją, ar ją pamiršti. Na, o dabar noriu pristatyti, galima drąsiai pasakyti, karžygį. Mūsų gerbiamą Antaną Adomaitį, kuris taip pat galbūt stovi kryžkelėje, tačiau net nebejoja, turi drąsų, tvirtą pasirinkimą. Perduoti iš kartos į kartą mūsų istoriją ir ją įamžinti akmenyje. Plojimais pasikvieskime Antaną Adomaitį. Kuris dabar, gal pirmiausiai ir atidenkime, mūsų karžygiai padės, gerbiamas Antanas. Daug darbo įdėjo, taip kad čia jūsų darbelis, karžygiai. Atidenginėkit. Skaičiuosim nuo 5 iki 1 ir karžygiai nuleis audinį. Dar viens ir. Eikit užsigaus. Ir 5, 4, 3, 2, 1. Plojimai! Iš tikrųjų, tas kuklus valdo darbelis tikrai papuoštus riteriais. Jie tikrai spūdingiau žiūris negu šitas darbas. Bet vis dėlto istorija tokia, kad mums neišvengiama ją tiesiog vizualiai pateikti visuomeniai, kokia ji buvo. Tai kad čia fizinį darbą įdėjau šitame bareljefe, tai čia tik aš vienas asmuo esu prie šito prisilietęs. Yra didelis būrys žmonių, mūsų visa bendruomenė tą istorinę atmintį gaivina visais įmanomais būdais. Vieni archeologijos pagalba, kiti istorinių šaltinių dėka. Iš tikrųjų, čia visai nesenai, prieš porą valandų buvo istorikų graži kompanija, habilituoti daktarai susirinkę ir jų dėka tiesiog jų rašytiniai šaltiniais, jų įžvalgomis yra paremti visi šitie bareljefai, kurie bus kuriant, atidengti. Ir tai tas darbo procesas būtent ir susideda iš įvairių žmonių patirčių. Ir tai tik tai tiek, kad aš uzurpuoju visą tą kitų žmonių įdėtą laiką ir erdvę taip pat. Gal todėl, kad fizinė prasme daugiausiai turėjau prisidėti. Tai čia šitam bareljefe pavaizduota Žiemgalių kova su Livonijos ordinu. Šiek tiek yra paimta toks motyvas iš Simono Daukanto užuominos, kad kovų metu Žiemgaliai ar praradę ginklą, ar jį tiesiog ginklai ir lūždavo,
Tai net kas po ranką pakliuvo, net išrauti medžiai buvo naudojami. Tai kai kiekvienas turbūt suaugęs žmogus supranta, kad išrauti medį, net mažiuką, nėra labai paprasta. Tai peršasi mintis, kad išrauti medžiai galėjo būti tik tai drėgnoj žemėje ir būtent per kietoj žemėje. Tai mūsų teritorijai Kamano pelkė taip pat tikėtina, kad galėjo būti irgi kovų kažkokie momentai, net ir ta Saulės mūšio data. Visiškai netmestina hipotezė, kad ne Joniškio rajone Saulės mūšio vieta buvo, ir dabar yra įamžinta ir nemažai pinigų išleista ten, nors ten karinių radinių liekanų nerasta, tai verta būtų patyrinėti būtent mūsų Akmenės kraštą nuodugniau ir ko gero atradimų. Manau, kad Arūnas ypatingai Astrauskas besidomintis tą temą, tai manau, kad dar bus tų atradimų nemažai ir šitą sceną, jeigu pasiteisintų, tai turėtumėm galbūt ne pagrindinę, aišku, Saulės mūšio vietą, bet vis dėlto, kad tie kariniai veiksmai galėjo kai kurios grupuotės Livonijos ordino susikauti mūsų rajono teritorijoje, tai tikrai čia jau be abejo. Tai šitą sceną ir yra pavaizduota, kai Kryžiuočių ordino kariai smunkantis pelkėje. Ir detaliai tai galbūt čia nebereikia labai išsiplėsti, eisim dar prie kito bareljefo. Tai iš tikrųjų gal ir paminėsiu, kad vis dėlto taip sutapo, kad prieėmė istorinius etapus dėliodami, prieėmė prie karinių laikotarpių.